Pakartotinis kūrinių naudojimas – tai šiuolaikinės kultūros kūrimo būdas. Perkelę kūrinį į kitą kontekstą arba papildę jį netikėtais elementais galime kurti naujas prasmes. Tik nevalia pamiršti, kad ir internete rasti objektai turi teisėtus savininkus. Ką daryti, jeigu nežinome, kokios teisės galioja kūriniui? Kaip išsiaiškinti, kokie būdai yra teisėti, o kokie ne? Teisėtai naudoti kitų autorių kūrybą padeda specialus kūrinių ženklinimas. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka sukūrė elektroninį teisių ženklinimo įrankį ir žinyną. Juos rasite tinklalapyje cc.lmb.lt. Ten paaiškintos Creative Commons licenzijų ir Right Statements pareikščių žymos padės autoriams tinkamai ženklinti kūrinius, o vartotojams sąžiningai jais naudotis. Matote žymą CC, BI, NC? Tokį objektą galite naudoti tik nekomerciniais tikslais. Radote trumpinius CC0, PD, CC, BI arba šių žymų logotipus, kūriniais galite laisvai naudotis. Norėdami paženklinti savo sukurtą ar perdirbtą objektą, naudokitės tinklalapyje esančių ženklinimo įrankių. O jei kiltų klausimų, atsakymų juos ieškokite išsamiame žinyne. Kūrinių ženklinimas – tai kelias į platesnę, sąmoningesnę ir įvairesnę kultūros vartotojų auditoriją. cc.lmb.lt. Imkite ir ženklinkite.